Sveiki bičiuliai, sugrįžę į mano YouTube kanalą. Šiandien mes sveikinamės švenčionėlis. Yra beveik 9 valandos ryto ir mes esame 8-ame Lietuvos pasienis keturračių etape. Lygiai taip prieš metus šitoj vietoj mes pirmą kartą atvažiavom į patį pirmąjį Lietuvos pasienis keturračių etapą ir važiavom patį pirmą kartą su žmona, tai tokie naujokai buvom, dabar realiai lygiai metai laiko praėję ir praleidom iš visų 8 etapų tik vieną. Jo, nes negalėjom vykti, nes man buvo Kačerginėje finalinės varžybos. Jo, šiandien turėtų būti visai nebloga diena. Šiaip praneša saulėta be lietaus, tik tiek, kad nebus labai šilta, apie 11 laipsnių įdienojus rodo, bet manau puikus oras. Važiavimui tai turėtų būti smagu. Renkasi po biškį dalyviai, atvažiavom šiandien su kaimynais, atvažiavo dar draugas Paulius. Turėtų šiandien būti apie 100 keturračių, 222 km trasos ilgis. Jo, nusimato smagiai. Tai šiandieną, tarp kitko, važiuosime ne su savo keturračiu, ne su savo CF-uku 500, o gavom pabandyti kai ką kito. Tai neužilgo, aš jums jį parodysiu ir reiks įžvalgos, kaip jisai atlaikys, kaip važiuos, kaip experiences, kaip valdos ir taip toliau, pamatysime šiame video. Žodžiu, CF-ų krūva, pilna naujų CF-ų. Vo, gražuolis, numečiu. O čia dar vienas, nu čia jau galybė yra. Nu, kažkada netolimoje ateityje, manau, turėtų būti ir pas mane toks daiktas, nu, nes manau, kad čia yra gerai. Nu, o mes šiandieną važiuosim kol kas antro tokio nemačiau ir vargu ar aš jį pamatysiu. Tai štai, pristatau jums Loncin X Wolf 550 kubikų, nu 500 skaitosi, bet modelis toks. Loncin keturratis. Šiandien mano misija yra palyginti, kaip jisai važiuoja. Šiaip, ką dabar galiu vertinti, tai realiai tik išvaizda, nes pabandysim tik pačiam maršrute. Aišku, uždėta daiktadėžė, ko paprašėm, nes būtina, nes tokiam pasienį važiuojant be daiktų yra prastai. Užsidėjau vakar tik tais telefono pakrovėje, kad turėčiau navigaciją, nes vis tiek naviguosiu šiandien kelionę visai komandai. Ir ką, nu galas šiaip tikrai užneša į mano, nes galinės lempos labai panašios. Kas yra gerai, kad šitas daiktas jau įeina į kainą ir jisai šviečia visas, tai nu, galas kaip ir viskas tvarkoj. Šiaip gal asmeniškai man priekis biškį ne taip gražiai atrodo, kaip, pavyzdžiui, bent mano CF-as ar tie naujieji, tai tikrai nelyginami. Tai toks biškį varlės priekis, bet ratukai 12 standartiniai, kaip tik gal tokios biškį piktesnės padangos, tai matysim, kaip važiuos. Gervė, viskas, kas priklauso. Tai šiandien ir yra tikslas ištestuoti, kaip jisai rieda, palyginti su savo CF 520 modeliu. Tada reikės palyginti trauką, kaip traukia, kaip minkštumas, kaip komfortas ir taip toliau. Tai kol kas nieko daug pasakyti negaliu, pasakysiu nuomonę šiek tiek vėliau. Julius, Justas ir Ričardas. Jūs neturit podelių? Ne. Tai va, jums naujos kartos podeliai, žinau, kad jau jūs jų prisižebrabuoja. Tokia mintis kaip ir Viktorina, vat kaip buvo, tai va, buvo užklausęs, kas iš kurios šalies bus svečias pas mus, tai tikrai aktyvus buvo, tai labai faina. Tai vat Egis atspėjo, kad iš Kazakstano bus. Ačiū jam už aktyvumą, bet jisai ten dėjo kaip reikalas, man telefoną pasodino.
Jo, penkiese mes čia susirinkom, tai šiek tiek staptelėjom, pavažiavę gal čia 20 km. Tai vat, Pauliui biškį pučia per striukę, tai pasiklaust, ar viskas gerai, ar nešalta, šiaip biškį jo, rankom vėsoka, rūkas užsidėjęs, tai pučia ant stikliuko viską, bet atrodo viskas gerai, judam smagu. Kolektyvas irgi čia šiek tiek pastojo, pabūna, o atvaro dar kiti. Sandra, kaip tau cincinas? Ne. Žodžiu, įžvalga truputėlį iš važiavimo pusės, tai blema žiauriai trūksta jam rastavkių, nes ant posūkių jisai stipriai verčiasi. Ne tai, kad apsiversti 100% įmanoma, jeigu lėksi be galvos. Ir šiaip virsta arba amortikai, ta prasme nespėja atmesti, tai grinai verčiasi į priešingą pusę posūkio. Tai toks vienas pastebėjimas. Kol kas neslidinėja, atrodo viskas gerai, kitiems sakė slysta šiek tiek galas, bet kol padangos šviežios naujos, tai viskas tvarkoj. Kietokas, tikrai kietokas, labai jaučiasi visos duobės, tai lyginant su mano CF-u tikrai kietesnis. Kol kas jisai nėra, kad labai palaidas, būtų standus, viskas tvarkoj, bet tikrai jaučiasi toks tvirtesnis, stipresnis iš važiuoklės, kol neišbelsta, bet kietokas. Nėra tokio komforto kaip pas mus, Sandra į gale sakė tikrai ir daužosi ir slidinėja, pastabdžius atlėkia į priekį. Jo, stabdžiai tai tikrai geriau, nes gnyba viskas tvarkoj. Tai kol kas tiek dar, čia nebaisiai daug nuvažiavom, apie 40 km, šiek tiek staptelėjom prie vieno piliakalnio ir važiuosim toliau. Vienas incidentas buvo, matėm, kanamas greičiausiai neišsėmė posūkio, greičiausiai guldė ir pušelė ir virto. Tikimės, kad viskas laimingai, rodė, kad važiuokit toliau, pagalbos kaip ir nereikia. Jo, reikia važiuoti atsargiai.
Kur čia ta pėda? Čia? Čia rimtai, į šitą eksponatą mes turim žiūrėti? Čia yra velnio pėda. Ai, akmuo, čia matai. Keista. Nu, gražu. Žiauriai gražiai viskas. Prieš mus nedidelė kompanija, turbūt viena arba max 2 važiuoja. Mažai dėti. Nu, ten, sakau, 5-6 mocijų. Turim degalinę po 150, man atrodo, kilometrų. Jo, nu tai va, dabar tiesos akimirka paaiškės, ką aš čia įpilsiu. Turim pilną baką ir turim 19 litrų, o nuvažiuota 105 km. Teigia, kad galima nuvažiuoti 300 km su 25 litrų baku. Tai dar su 5 litrais, kažin, ar būčiau įspaudęs 105 km. Tai va, vieną mitą paneigėm. Juokas juokais, bet aš, ko gero, be nedaugiausiai įsipylėm kuro, nei visi kiti litriniai ir 800 PM. Julius įsipylė 20 litrų kablis 8, o visi kiti 18-19. Ekonomiškas tas lancinas. Tai ką žinai, ar 300 gali, nu, vienas iki šiam važiuodamas gal ir gali važiuoti. Tai žodžiu, kuro teorija irgi sugriovim, mitą 300 vargu. Ar pavyks nuvažiuoti. Man tai reklamą jam padaryti. Ne, nu tai man sakė nuomonę išsakyti. Nu, va čia buvo faktas, kad 300 kg galima padaryti. Būčiau padarę 108 max. Žodžiu, lieka 72 km.
pala. Pastumdį. Kad žinok, čia. Ką? Visas garsas čia. Čia eina? Paklausyk. Gedimuką turim turbūt nevaikišką, ne diržas. Tai aš keičiau, viskas susidėjau iš karto. Gal pasikeičiau. O. Čia uoga. Čia ne diržas, čia eina per metalą viskas. Krink, 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 krink. Tai gal ten kažkur tai... Tai dėžė. Bala, toj nuėms dangtelį, pažiūrėsim. Tai čia vyksta. Tai gal da važiuos? Važiuos. Gal prasivažiuosi? Man atrodo. Sulėtintai, jums daugiau jėgos bus. Manelo. Nu, viskas čia gražu. O tai dabar palauk, pakurk bilę ant to. Laisvo. O, čia kaip laisvo, vaisim. Nors ką, jeigu arba dėžė kardanas neleidžia sukti, irgi tas pats. No. Reduktorius nebus, jeigu tau, taigi tau iš ten visi garsai ir ėjo. Sakai, pala, parduosi jau keturatį? Jo, nori pirkti, be defektų, be nieko. Nu. Sėdi ir važiuoji. Laukiam evakatoriaus, kažkur tenais pažymėjom, tai 30-40 minučių ir turėtų būti. Jo, subiro greičiausiai dėžė, nes reduktorius nepanašu, kad būtų subiręs. Labą dieną. Labą dieną. Gelbėtojai. Čia sugedo. Šit. Rausi? Nu, bandom. Bus ketvirtas. Jau ketvirtas? Gėlytė, kur ta gėlytė? Tiu-tiu.
Klausimas, kaip tą reikės užkelti ant ralo. Net labai statu. Viskas. Pabaiga, persirengėm Juliaus cefą. Vos užstumėm. Lancinas tai užvažiavo pats, grįžo pats, viskas kaip matėt, važiavo tvarkoj. Cefas tik realiai liko 45 km iki galo būt atlaikęs. Vakar buvom su Juliumi išlėkę tą 50 km prasukom, tai va gal jisai būtų dar pabaigęs kelionę. Nu, fainai šiandien visai buvo, neskaitant to gedimo, bet čia kiek dabar grįžusių dalyvių papasakoja, 4 cefus parvežė taip pat kaip ir Julių. Vienas cefas užsidegė, reduktorius vos spėjo užgesinti, dar vienas cefas, ne cefas, kanamas vertėsi ir partempė, žodžiu, ar kažkaip taip. Jo, incidentų būta, aišku, dar daug dalyvių tikrai nėra, mes realiai važiavom ko gero antrą grupę, nes prieš mus buvo tik kokios 5-6 vėžės gal tų, bet tada atsitiko gedimas, praleidom gal 3 kompanijas ir va taip. Tai grįžom, bet dar labai daug dalyvių negrįžę. Jo, tokie reikalai, einam atsimsim diplomus. Ačiū ATV Turizmas už tokius smagius renginius, nes tikrai pamatai visko, patiri naujų įspūdžių, susipažini su naujais nariais. Smagu, faina. Apie Lanciną. Pabandžiau. Smagu buvo pabandyti. Labai dėkingas Lancin Quad Lietuva už galimybę pravažiuoti ir išbandyti jų pardavinėjimo produkciją. Bet ar keisčiau savo cefą į šitą? Vargo. Pliusai jo, taip, trauka geresnė, daugiau kilovatų. Prošvaisa gal didesnė, nes tikrai jaučiau, kad kelias tik vietas gal kibau, nors mačiau, kad tenais jau kai kas priekį pravažiavę pračiuožė. Aš tose vietose nestrigau, tai ta prošvaisa tikrai duoda. Aišku, būtų drąsiau važiuoti, kai būtų uždėta dugno apsauga, ką buvau prieš tai minėjęs, tai būtinai reikalingos jam rastavkės, nes kai aukštas, gaunasi siauras ir ant poskių tikrai verčia. Jau kelis kartus tikrai buvau pakėlęs ratus. Sudėjus būtų saugiau, stabiliau, manau, ir visai neblogai. Faktas, jisai yra standesnis, kietesnis, komforto gal tiek nepasižymi, kiek cefas, bet viskas tvarkoja. Važiuot galima. Jeigu norit, užsiregistruokit pas juos bandomajam važiavimui, pasibandysit Lancin Quad Lietuva, išmėginsit, ar tai X-Wolf 550, ar tai 700, ar tai 700 mūdą turi. Ir tiek. Ačiū bičiuliai, kad žiūrėt. Ir šiam kartui tiek. Atsisveikinu ir iki kito karto. Ate. Nu, kaip čia, kas čia verda? Verda. Senai tokį valgiam. Labai pats pasilgau. Smiliuks. Vaišinkis. Skanaus.